Bet įsivaizduok, aš dabar prisikabinu ten pavargusi tą savo etmydiją dėžutę prie televizoriaus ir išeinu iš namų. Lieka vaikai, nepilnamečiai. Ir aš kiek žinau, yra galimybė įsigyti tiesiog čia ir dabar. Yra pultelis, yra galimybė įsigyti čia ir dabar. Ar nebus taip, kad aš grįšiu namo ir žiūrėsiu, kad sąskaita tuščia, nes vaikai ten tiek visko prisipirkę, kad aš jau paskui nežinosiu, ką su ta dėžutė ir bedaryti. Praktiškai, žinai, man labai dabar sunku techninius visus niuansus supasakoti, bet aš dabar kalbėsiu iš tos pozicijos. Pirmiausia, mes žinom tai, kad etmydija dėžutė gali turėti MyVoldo pirkėjas. Ir jeigu, sakykime, MyVoldo pirkėjas ar ne mato reklamos metu patikusią prekę ir ją perka, tai vėlgi, kaip tu nupirksi prekes, jeigu tu, pavyzdžiui, jeigu vaikas neturi kortelės apsaugos kodų, ar ne, tai ar jis gali padaryti pirkinį? Nu, čia to nepadarysi. Kitas momentas, netgi jeigu, sakykime, MyVoldo pirkėjo sąskaitoje yra pinigai vidiniai sąskaitoj, tu irgi nieko nepadarysi, nes darant pirkinį, tam MyVoldo pirkėjui ateina kodas apsaugos į telefoną, žinute, tuo momentu, kai daromas pirkinys. Ir tik tada įvedus kodą galima nupirkti pirkinį iš tų vidinių pinigų. Tai apsaugos jos tikrai visur yra ir čia vėlgi nėra čia ką jaudintis, nes aplamai, jeigu žiūrint į šiuos ypatingai iš tą laikotarpį, mes puikiai žinom, kokia yra stipri žmogaus duomenų apsaugos sistemos, ar ne? Sistema. Ir aišku, mūsų kompanija taip pat jinai labai saugo savo sertifikatus, sakykime, ar ne, kaip kokybės įmonės, kokybiškos įmonės, kur netgi jeigu dar kalbant šitą temą, daugybė yra verslų, kurie netgi nutraukia savo lojalumo programą ir ateina į MyVoldą kaip partneriai vien dėl šitos labai stiprios žmogaus duomenų apsaugos programos. Tai va, tai čia tikrai grėsmės tikrai nebus.